Sveiki, sveiki arbūziniai. Ne, arbūzų dar nekepsiam, bet kažkon padarysiam kitko naudingą. Darysiam pelenų ištrauką. Va, pasikūrensiam tokių šakėlių, bus pelenų ir išanos pasidarysiam pelenų ištrauką. O, bum prieiks. Kodėl mums anos rek? Todėl, kad tortai pelena daug visokių gerų medžiagų. Apie 70 cheminių elementų turi visokių tokių kaip fosforas, kalis, magnis, geležis, cinks ir visi tai elementą ir puikiai trašėki reikalingi mūsų augalėliams. O ypač jau kai kuriems dabar, kad reikia pradėt žydėti, mėgsti vaisius, nes kalis, fosforas labai reikalingi tiem procesam ir padėt geriau, nes kars būna kaip pas monščią dabar. Supanau. Lapėjais ir daug. Tų žydų galėtų būti daugiau. Ir pasiskaitinėjus, tai va, tanims reikia kalį, magnį, fosforą, kada nei daugiau vestų tų žiedynų ir daugiau tų užmėgstų, būtų geresnis ant užmėsgėms, tai pasidarysim pelenų ištrauką. Vienintelis kokie elementai netor pelenų ištraukti, tai azotas. Bet azotą mums jau kaip ir nereikia. Azotą mes padavėm su dilgėlių raugu ar tai kitokiam trašelėm. Dabar gaminsimės pelenų ištrauką. Turim jau pelenukų, kol viesda neišput, bet dabar nei ūtiutiuką karštus. Tai tu pač panaudosim anus ir kitam dar reikalų. Tai atidirb pilnumo. Labai skanės krundam. Oi, dvigubą naudėkimos iš tų pelenų. Kad tasai išmoks kvapą perteikti. Aišku, kol kažkas darbuojas, čia dar į visokių šmikių. Kukonų jaučka iš anu išsiris nieko gero, nes kas iš kukonų išsirit? Ai, nedariau iš kukonų drugėlę išsirit, tai dar nieko. Bet pakol kas čia tik vaikšus. Pažiūram, čia drugėlis išsirit savo vaikšus. Turim jau pelenukus ir koną. Dar iškels klausim, Simontė patuns buvo iškels. Ar tinka ungliuką, vat visokiai tokiai tom pat pelenų ištrauką gaminant? Nu ne, tai ungliuką netink, nes ungliuks sikas, mums jį nesudegus da medieną. Ir ungliuks, o mums reik va tokį gryną peleną. Tokį va peleną, nes anam ir mestis tos reikalingas medžiagas, tai anu reik 2 litrus, nemažai anu čia reik. Bet aš kadangi čia ves pavasarį kūrenau ir anu nepyliau laukti, čia jau va, man sluksnio sienų nemažas, tai čia man nebus problema. Bet aišku, ne visiems čia tepti tus 2 litrus pelenų, o gal ne visi nori žaisti čia su tas pelenas. Tai aš tada kom parekomendaučiau daryti, ogi nuporkšti augalėlius, ne tik čia arbūzus, o bet kon su tokiu monokalio fosfatu, nes mums reikalingas žydų užmezgimo, vaisių formavimo, tai su tokiu 20 gramų į 10 litrų. Ir su tokiu nuporkšti per lapus, nes per lapus žymiai greičiau ir geriau pasisavint. Ir irgi efektėlį turėsit. Tai vat, turiu aš jau tų pelenokų va čia prisipylęs. Teko biškį padirbėti, nes atsisijuoti nuo tų ungliokų. Ir porą litrų čia tų pelenų. Ir užpilsiam su 10 litrų vandens. Ir paliksim
visai parai. Tegu tas Mundinoks ištrauk visus tus gerusius mineralus. Dar iškėlam tą angliokų. Nu, bet nepakenks. Tai parą laiką palaikysiam, kad tas visus, aišku, dar čia reikia išmaišyti. Kažkaip, ką reikia išmaišyti, taip nesuko. Aišku. Ir tas Mundinoks, taip vadins, bet pelenų ištrauka. Tas Mundinoks ištrauks iš pelenų visus tas mums naudingus mineralus. Kalį mums taip reikalinga, fosforą. Ir iš tikrųjų daug. Dar neberekal, tai tas pelenas daug kas ir laista. Ir čia gausias irgi koncentrats, kapisių dilgėlių raugų, nerek su tau teisę laistyti, tonka jau turėsim 10 litrų, tai irgi ten imsim litrą šitą mūsų litrą iš tos ištraukas ir skeisiam su 10 litrų ir tada jau esam laistyti savo tų nediguolių. Nu, neauga tik šį metą. Bišk prašvelkiam. Tai tuoki šitą nuodą kapinę labai tekslą. Nes mums dar nei nežad čia tų žaidų krauti. Bet va tuoki, kad rasiau buvau palaistyti su dilgėlių raugu. Nu, dar efektėlį dar bišk truktam, nes nu šalta buvau. Dabar va čia atšilstos dienas, gal jau pasijos tas augoms daugiau. Bet vat jau, sakykime, to ar žaidokų, ten ten jau sklėsia žaidukai, čia jau formuojas žaiduks, tai anan jau gal laistyti su to reikalu. Tai va, šiandien dar nelaistysiu aš su tą pelenų ištrauką. Ir tada vat nuporkšu su tokies mišinukas, čia yra terasorbstas. Und skonus padar, čia yra amino rūgštis ir mikroelementų komplektas. Tai jums padeda įsisavinti įvairius mineralus augalėlium. O liptops konus vat pagerintų mikroelementinių medžiagų efektyvumą, įsisavinimą ir pasidengimą ant lapų. Per lapus geriausia augalėlis viskon įsisavin ir kaunams dar padėt, kad yra mažiau tų nuvarvėjimų, geriau padeng lapelius ir tada, aišku, augalų žymiai lengviau įsisavinti. Ir kas vat galvo, ai, nedarysiu aš tą pelenų raugą, čia daug visokių iškortų pelenų gauti ir, kaip sakiau, vat gal monokalio fosfatą naudoti. Tai anus gal viskon susimaišyti, pasidaryti ir visko neveina purkštovą ir nusipurkšti. Monokalio fosfatą į 10 litrų dedam 20 gramų. Tuo šitą į 10 litrų pilam visą butelioką, 100 ml. Tep, čia ne kokia chemija, ne kas, čia tiesiog amino rūgštis, dėl to nu toks nemažas kiekis ir susipil. O tuo liptopą aš visada dabar porkždams įpilu. Ano, į 10 litrų rek 10 ml. Tai čia į 100 ml, mane į 10 tai purškėmo, jeigu poršku po 10 litrų. Šį kartą aš tesitai savo 5 litrus. Tai dar dozelį mažesnė. Tai va ir tiek. Susitiksim kito laidelėm, kur aš jau palaistysiu su tą ištrauką ir dar pasakosiu, ar rektus arbūzus genėti, ar nerek. Ir dėl žaidokų. Ar skabyti, ar neskabyti. Ir kodėl skabyti. Ir kada skabyti. O gal neskabyti. Tai pamatysim kitą serialą. Iki.